Ir, atrodo, kad kol kas MFA Žalgiriui pirmą kartą nelabai tų opcijų ir yra. Čia Šupelytė, jos perdavimas keičiant atakos kryptį, daug erdvių ten atsidarė, 4 Gintros futbolininkės baudos aikštelėje ir Ugnės Lazdauskaitės. Čia smūgis į vartus ir kamuolys lekia gana toli nuo vartų. Biksas vis prašo perdavimų į baudos aikštelę. Čia kamuolys yra joje ir kamuolys galų gale atsiduria vartuose. Erika Šupelytė pasižymi gražiai. Padėjo kamuolį į apatinį vartų kampą. Dar viena proga. Labai geras Gintros šansas baigiantis. Arba gali pakenkti, arba netgi labai padėti. Medens smūgiuoja, ar į tolimą vartų virpsta, bet dar viena Gintros ataka. Johnson, čia baudos aikštelėje kamuolys ir 2-0. Sugeba rasti savo įvartį ir Lauras Penacato, bet čia viską iki tol padarė būtent Kiani Johnson. Dar vienas. Ir čia dar vienas smūgis ir kamuolys atsiduria vartų tinkle. Štai taip. Šios rungtynės irgi turėtų kelti sentimentus, būtent MFA Žalgiryje. Ši futbolininkė ir tobulėjo, o čia vos išėjusi į aikštę Justina Blaževičiūtė siunčia kamuolį į vartus į savo buvusios komandos. Atrodė, kad jau kurį laiką buvo nurimęs vėjas. Čia tokį šūvį atlieka Ugnė Lazdauskaitė. Ta rezultatu 4-0 ir Gintra kol kas atrodo užtikrintai šiame sezone nepralaimėjo.